Sveiki, su jumis Brilliant ir šiandien vienas dar labai trumpas video, kurį aš vadinu elementarioji matematika, ir tai bus ir video, ir pasitikrinimas jum. Ir čia yra toks testukas, kurį sugalvojau ne aš pats, jis tiesiog paimtas iš vienos knygos, ne pokerio knygos, bet tai labai susiję dalykai ir tai yra daugiau su pačia psichologija ir su matematika, reiškia su tuo, ką mes mokėmės mokykloje ir kas yra labai svarbu prie pokerio stalo. Tai noriu pakviesti visus išmėginti šitą testuką ir komentaruose surašyti atsakymus. Tiek galima po video YouTube, tiek ir Facebook'e po šito postu. Tai tiesiog tiem žmonėm, kas uždirba iš pokerio, tai rekomenduočiau neskubėti ir suteikti pradžioj šansą pasireikšti naujokam ir pradedantiesiam. Ir aš po to pakomentuosiu jūsų atsakymus ir matysim, ar kažkur yra kažkokios klaidos. Tai yra tiesiog du klausimai, du labai paprasti klausimai. Tai pirmas klausimas yra, įsivaizduokim, du žaidėjai meta monetas. Tai reiškia, Martynas ir Paulius 4 kartus meta monetas, vienas išmeta skaičius, herbas skaičius, o Paulius 4 kartus iš eilės išmeta herbą. Gerai, klausimas yra toks, kuris turi daugiau šansų išmesti skaičių. Reiškia, dabar jie abudu mes monetą 5 kartą, kuris turi daugiau šansų, kad pas jį iškris skaičius. Ir kodėl? Tai yra pirmas klausimas, tai pamastykit, lauk atsakymo. Šitie klausimai nėra sukti, čia nieko nėra juose paslėpta, čia yra tiesiog labai simple, todėl nieko nereikia per daug čia ieškot. Pamastykit, kaip jums atrodo ir parašykit atsakymus. Ir antras klausimas šiek tiek sudėtingesnis, tai yra su lošimo kauliukais. Įsivaizduokit, kad mes metam lošimo kauliuką, mes metam 5 kartus iš eilės ir fiksuojam kiekvieną atsivertusį skaičių. Ir yra 3 kombinacijos, 3 sekos, kuri iš jų yra labiausiai tikėtina, kad galėjo atsiversti, ir kuri iš šitų sekų yra mažiausiai tikėtina, kad galėjo atsiversti. Vėlgi, laukiu jūsų atsakymo po šituo video arba Facebook'e. Tai tiek, geros dienos.